Ar būna kartais taip, kad augintinis ima ir nevalgo sauso maisto? Ar galima tokį maistą pakeisti konservais? Apie tai šį rytą kalbame su Justina. Taip, tai iš tiesų kiekvienas augintinis yra labai skirtingas ir vienam gali patikti sausas maistas, kitas gali jo tiesiog nenorėti. Nenoras ėsti sauso maisto gali būti susijęs su maisto kvapu ar skoniu, bet gali signalizuoti ir sveikatos problemas, pavyzdžiui, burnos ertmės jautrumą arba virškinimo problemas. Tačiau kai kuriems gyvūnams sausas maistas gali būti tiesiog per kietas arba nuobodus. O konservai apskritai gali visiškai pakeisti sausą maistą? Taip, konservai gali būti išties pakaitalas sausam maistui. Svarbu, kad jie būtų subalansuoti ir visaverčiai. Tai juose turi būti visos maistinės medžiagos būtinos užtikrinti augintinio organizmo sklandžiai veiklai. Tai turi būti baltymai, riebalai, angliavandeniai, vitaminai ir mineralai. Toks maistas pilnai patenkins augintinio mitybos poreikius ir augintinis bus sveikas. O ar gali konservai būti netgi geresnių pasirinkimų negu sausas maistas? Tam tikrais atvejais gali būti, kad konservas gali būti geresnių pasirinkimų, jeigu augintinis yra išrankus, geria mažai vandens, yra vyresnio amžiaus. Tai išties konservai gali padėti tokiam augintiniui palaikyti drėgmės balansą organizme. Jie yra lengvai virškinami, todėl neapsunkins virškinimo sistemos. Iš tiesų, konservai gali būti subalansuotas ir visavertis pasirinkimas jūsų augintiniui. Augintinis bus patenkintas, o jūs būsite ramūs dėl jo sveikatos.